Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, neatrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Sveiki, radio laidos Stotelė biblioteka klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Vaida. Biblioteka vis labiau tampa bendruomenės susitikimo vieta, kur kalbama, diskutuojama tais klausimais, kurie svarbus, aktualūs mums uteniškiams. Tad nenuostabu, kad į biblioteką atvažiuoja įvairiausių sričių profesijų atstovai. Kovo 9 dieną Utenos bibliotekoje viešėjo psichologė, psichoterapeutė Aušra Kurienė. Mintis pasikviesti Aušrą Kurienę kilo neatsitiktinai. Daug gražių atsiliepimų išgirdus apie jos parašytą ir 2016 metais leidyklos Alma Litera išleistą knygą pavadinimu Kaip užauginti žmogų – mintys iš vaikų psichologo smėlio dėžės. Aušra Kurienė – paramos vaikams centro įkūrėja ir vadovė, 35 metus konsultuojanti psichologė, Vilniaus universiteto psichoterapijos studijų lektorė, o 2013 metais apdovanota Žmogaus teisių šauklio premija. Šią knygą parašiau, nes noriu padėti tėvams suprasti, koks svarbus yra vaiko emocinis gyvenimas ir ryšys su mama ir tėčiu. Galime pritaikyti savo vaikams daugybę metodikų, skaičiuoti iki 3 ar net 7. Ignoruoti, laikyti apkabinus, barti ar šalinti nesutarimus. Bet nieko nėra svarbiau už ryšį su vaiku. Labiausiai jam reikia laimingos mamos ir tėčio, santykio su jais, artumo ir supratimo, o visa kita ateis savaime. Apie tai ir parašiau šioje knygoje. Taip susitikimo metu sakė Aušra Kurienė. Renginį vedė ir viešnią kalbino Dauniškio gimnazijos psichologė Agnė Vaiciukevičienė. Šiuo metu Agnė yra motinystės atostogose. Tačiau mielai pasidalino mintimis, kurios kilo perskaičius Aušros Kurienės knygą Kaip užauginti žmogų. Sėdėdamos prie kavos puodelio, kol mažoji dukrelė miega, šnekučiuojamės apie vaikų auginimą, motinystės džiaugsmus bei rūpesčius ir kaip kurti santykį tarp tėvų ir vaiko. Rubrikoje Svečio kėdė kviečiu pasiklausyti interviu su Dauniškio gimnazijos psichologe Agne Vaiciukevičienė. Kodėl pasirinkote studijuoti psichologiją? Labadiena. Psichologiją pasirinkau studijuoti 11 klasėje, tuo metu, kai dar nepradėjo mūsų laikais mokykloje kalbėti apie profesijas, bet šmėstelėjo mintis, kadangi visą laiką būdavau iš tų žmonių, iš tų draugių, kurios išklausydavo kitus. Visada patardavau, visada atjausdavau, turėjau to empatiškumo ir visada auklėtojos būdavau tokia pagalbininkė emociniais klausimais. Visą laiką eidavau, padėdavau, bendraudavau su labiausiai nuskriaustais klasėje, aš būdavau pati pirma. Jeigu ten kažkoks vaikas kažko neturi, visą laiką stengdavausi paguosti, nuraminti, kažką duoti. Kažkaip nepamenu koks žmogus, bet man 10 klasėje pasakė, tu vis tiek tą visada darai, kodėl tau už tai negauti ir pinigų. Tai gal tu psichologė nori būti? Ir tada labai rimtai nesusimašiau, nepriėmiau aš tą sprendimą, bet kadangi turiu vyresnę sesę, jinai pradėjo ieškoti, kur stoti, pradėjo dairinėtis, galvoti apie profesijas. Ir aišku, man smalsumas savo davė, aš pradėjau taip pat vartyti tą žurnalą ir radau psichologiją Kaune. Norėjau Klaipėdoje, bet mama neleido taip toliau važiuoti. Ir pasirinkau studijuoti psichologiją. Bet gaila neatsimenu, koks žmogus pasakė, bet jam dabar pasakyčiau tikrai, o kodėl to nepadaryti, ką darau visą laiką. Matomai tai ir buvo mano prigimtinė prasmė. Šiuo metu esate motinystės atostogose, auginate dukrelę. Ar sutinkate su posakiu, kad tėvystė viena sunkiausių profesijų ir ką jums pačiai suteikia motinystė? Visiškai sutinku. Tai ne viena sunkiausia. Mano nuomonė, tai yra pati sunkiausia pasaulyje profesija motinystė. Ir čia buvo užsienyje atliktas vienas toks socialinis eksperimentas, nežinau, ar teko matyti, girdėti, kai buvo klausiama, kas norėtų įsidarbinti į tas pareigas, kurios įeina motinystėje. Skalbimas, plovimas, vaiko priežiūra ir taip toliau ir panašiai. Ir neatsimenu, kokia alga buvo pasiūlyta. Visi kratėsi galvom, rankom, sakė, ne jokių būdų, o mes tą darom nuolatos. Ir mano viena mėgstamiausių reklamų per televiziją yra, kur sako, Aistė, aš dabar išeinu atostogų, nes sergu. Ir po to pasako, ne, mamos negali sirgti. Tai
Tai šitie visi posakiai absoliučiai teisingi ir absoliučiai sutinku, kad profesija yra sunki. Šiuo metu esu motinystės atostogose, bet auginu 2 dukrelės, vieną vyresnę, kitą jaunesnę, tai aš ir savo, ir pažįstamiems nuolat kartoju, aš visą laiką galvodavau ir galvojau, iki kol negimė antra dukrytė, kad vaikus auginti yra daug paprasčiau. Ir juos yra auginti paprasta, jeigu tu labai stipriai nesigilini į vaiko emocinę būseną. Kaip dauguma sako mano aplinkoje, ypatingai žmonės, kurie ateina konsultuotis, turės susitvarkyti, turės susitaikyti. Tai tada gal ir nesudėtinga, bet šiaip aš manau, kad vaikus auginti yra beprotiškai sunku. Ką man pačiai suteikia motinystė? Begalinį džiaugsmą. Nepaisant to viso sunkumo, nuovargio ir kažkokių, daugiau nieko, gal iš negatyvo tik sunkumo, kartais ir nuovargį, bet motinystė man leidžia iš naujo pažinti pasaulį. Motinystė man leidžia kasdieną iš naujo džiaugtis pirmų iškritusių sniegų, leidžia prisiminti, kaip smagu keliauti per balas, šokinėti per balas, leidžia prisiminti, kad, kad purvinas drabužis, svarbu, kad, fainas mėlyjeva. Motinystė man toks jausmas, kad motinystė tai buvo tai, ko man visą laiką trūko iki pilnatvės jausmo. Tai motinystė man suteikė pilnatvės jausmo absoliučiai. Kaip manote, ar įmanoma skaitant psichologinės knygas keisti savo gyvenimą? Jeigu tas knygas skaitome mąstydami, tada tikrai taip. Viena yra, kaip mano klientai kartais pasako, taigi aš perskaičiau ir tą, ir aną, o kai paklausiau, kas įsidėmėjo tau, tai net nesuvokė, nes jie skaito, kadangi buvo liepta, tai tada žinoma, kad skaitykit, neskaitė, tai nepadės, bet jeigu tu skaitai ir mąstai apie tai, tuomet vienareikšmiškai, kad tai yra viena pirmųjų savipagalbos priemonių, tai yra tinkamos literatūros pasirinkimas. Tai apie vieną tokią knygą parašytą psichologės Aušros Kurienės "Kaip užauginti žmogų" mintys iš vaikų psichologo smėlio dėžės ir pasikalbėkime. Ar rekomenduotumėte ją perskaityti kitiems? Vienareikšmiškai taip. Tai yra viena pagrindinių, mano nuomonė, šiai dienai knygų, kurios turėtų būti kiekvienos jaunos mamos bibliotekoje. Viena vertus, kodėl? Jinai skaitosi paprastai, lengvai, tai nėra vadovėlis, kur parašyta nuo kokio amžiaus iki kokio amžiaus, kaip vystosi vaikas. Tai yra labai lengva kalba, buitinė kalba parašyta knyga, kurioje susidaro įspūdis ją skaitant, kad autorė skaito mamų mintis. Tiesiog atrodo, kad jinai viską žino, atrodo, kad jinai visus klausimus atsako taip tinkamu momentu, tinkamoj vietoj. Dar viena tokia pastaba, kalbant apie šitą knygą, artimųjų tarpe, pažįstamų tarpe, dauguma skaito tik tai, kas jiems aktualu, tik tuos skyrius, kas aktualu. Mano asmeninė nuomonė, nežinau kaip kiti, bet mano asmeninė nuomonė, reikėtų skaityti ją nuo pradžios iki galo. Žinoma, jeigu dar nepriaugom, pavyzdžiui, iki paauglystės, bet tai jos galima dar neskaityti, bet jeigu jūs jau turite paauglį vaiką, tai neverta ignoruoti knygos pradžios, nes knygos pradžioje yra pateikta tai, kas priežastis, kodėl galbūt jūs susidurėt su sunkumais. Tai toks asmeninis patarimas, kad ją reikėtų skaityti ne tik tą skyrių, kuris aktualus šiai dienai, bet visą. Ir tikriausiai ne tik tėveliams, bet ir mokytojams, ir darželio auklėtojams, ir būtinai tikrai visiems, kas susiduria su vaikais savo praktinėje, darbinėje aplinkoje. Tai yra knyga skirta ir specialistams, ir kiekvienam žmogui, kuris susiduria su paaugliais, su vaikais. Esate sakiusi, jog keletas dalykų iš neseniai perskaitytos šios knygos jūs labai palietė. Kas labiausiai įsiminė? Įsiminė keli aspektai, galbūt tie, su kuriais aš dažniausiai susiduriu savo asmeninėje praktikoje, konsultuodama kitus žmonės, tai visų pirma, kad reikia skųstis, kad reikia mokyti vaikus skųsti, kadangi šiai dienai labai dažnai tenka girdėti ir dėja darželėje taip pat, kad nerekomenduoja gal skųstis, taip, ne? Susitvarkykit patys, nieko tokio, dar ne tie gyvenime bus, kas čia per žodis, taip pat kažkaip numenkina vaiko tą problemą labai dažnai. Nebūtinai auklėtojos, aplinkiniai, smėlio dėžėje bežaidžiant prieina kaimynės ar kažkas,
arba patys tėvai žinoma vaikų tarpe. Ir netgi mano šeimoje vyras kartais pasako vaikui nebūk skundikė, už ką gaunu truputį irgi pokalbio diskusijai peno. Tai iš tiesų reikia mokėti skųstis, reikia visą laiką klausyti vaiko ir kiekvieną, kad ir atrodo labai banalių dalykų, išklausyti ir tikėti, nes šiandien pasakė, kad tas vaikas yra verksnys, rytoj pasakys, kad jis išsigimėlis, o poryt dar už tai ir trenks, ne, paauglystės laikotarpėje. Negalima atsainiai reaguoti į nei vieną pasakymą ir jokių būdų negalima mokyti vaiką nutylėti, kadangi jeigu mes mokysim darželinuką vaiką nutylėti šitoje problemoje, tai jisai būdamas paauglys tuo metu, kai ir taip labai užsidaro ir nuo tėvų bėga ir dar plus bus išmokytas tylėti, jisai net ir susidurdamas su didelėmis problemomis nepasakos nieko. Nepasakos artimiesiems, nepasakos auklėtojams, nepasakos mokytojams, nes skųstis negražu. Ir tada turim labai žiaurias, bet iš tikrųjų realijas atitinkančias savižudybių problemas paauglių tarpe. Tai aš manau, kad tai yra viena iš priežasčių, netgi atrodo tokia smulkmena, nesiskųsti vaikystėje, gali privesti iki savižudybės paauglystėje. Dar kas įsidėmėjo, labai patiko, kad Kurienė palietė kompiuterių temą. Tai yra šių dienų tėvų aktualijas, lūkesčius ir nuogąstavimus labiausiai atitinkanti tema, kai tėvai ateina ir bijo ir pergyvena, kad vaikai nieko nesidomi. Nuo mažiaus amžiaus filmukais domisi, paauglystėje negalima atitraukti nuo kompiuterio, kadangi jie labai daug žaidžia kompiuteriniais žaidimais. Niekas jiems neįdomu, nei pamokos, nei kelionės, nei ekskursijos, jiems reikia tik tai kompiuterio. Tai Kurienė labai paprastai, labai žmoniškai ir labai gražiai apie tai rašo, kad kompiuteris vaikui yra svarbus dėl to, nes jisai sukuria sėkmės pojūtį. Jis labai gražiai moka parodyti, kaip yra paprasta džiaugtis kiekvienu nueitų žingsneliu vaiko. Tai yra, kompiuteris yra nuostabi vaiko padrąsinimo mokykla. Tėvai turėtų bent 1-2 žaidimus paimti, pasimokyti, pažaisti tam, kad suprastų, kodėl vaikai taip įninka į jį. Nes tai iš tiesų yra puikia mokykla. Ir jeigu mes norime, kad prie kompiuterio vaikai kiek įmanoma mažiau laiko skirtų, tai aišku visų pirma pradžioje, kol jie žaidžia tik filmukus žiūri, nežaidžia galbūt arba ten labai minimaliai, tai reikėtų skirti laiko vaikams ir jiems. Patikėkit, nei vienas mažas vaikas nesės prie kompiuterio, jeigu tėvas su juo žaidžia, arba mama, arba močiutė. Ta prasme, jeigu kažkas su juo užsiima, su juo bendrauja, jisai tikrai nežiūrės filmukų. Bet šiandieniniai tėvai ką daro, jie neturi laiko, vienas dalykas. Ir skirtingai negu kompiuteris, tėvai negiria vaikų, o kritikuoja. Užtat mes turim pasiekmes. Tas pasiekmes, dėl kurių ateina konsultuotis ir tėvams, bet kas yra sudėtingiausia yra tėvams įrodyti, kad ne vaikas kaltas šitoj situacijai, nes jie tiki, kad jie padarė viską, kas įmanoma. Mesgi davėme viską. Ypatingai labai dažnai apie tai kalba materialinė prasme. Mes davėme viską. Reikėtų išmokti, ką jūs ir minėjote, girti ir drąsinti už kiekvieną žingsnelį. Pavyzdžiui, ateina vaikas, darželinio amžiaus ir sako, aš norėjau nupiešti ežį, man nepavyko. Bet tu pirmą kartą atsisėdai, parodyk, kiek išėjo. Žiūrėk, tavo nosis pavyko. Tau pavyko nupiešti teisingai ežio nosį. Gerai, paieškokime, nebėkim nuo kompiuterio, paieškokime Google'ai, kaip piešti toliau, ne? Parodykime, ką su tuo kompiuteriu reikia daryti, bet drąsinkime vaiką, kad jisai ieškotų sėkmės namuose, sėkmės aplinkoje, sėkmės darželėje. Kita vertus, su paauglys jau truputėlį sudėtingiau galbūt, ne, ir jam nepasakysi, pavyko nosis nupiešti. Tai pagalvokime apie jų mokslo pasiekimus arba atvirkščiai. Labai dažnai tėvai užsiciklina ties akademiniais rodikliais. Ir irgi Kurienės knygoje kitas dalykas, kuris man labai patiko, kaip rinktis mokyklą, jeigu aš noriu, kad mano vaikas eitų prestižinę, o jo rodikliai netitinka. Jo akademiniai rodikliai yra per silpni. Tai vėlgi ir autorė, ir aš kviečiame atsižvelgti į vaiko individualumą, ne į savo poreikius, kad pasididžiuoti prieš draugus artimuosius, kad jisai baigė prestižinę mokyklą, nepriklausomai nuo to, kad ten yra beprotiškai didelė konkurencija. Labai mažai dažniausiai būna mažai adekvatumo ir reakcijos į emocinę vaiko intelektą, o labai didelis spaudimas mokytis, ko jisai galbūt nenori arba jam to nereikia.
Kaip aš visą laiką sakau, ne kiekvienas gimėme būti profesoriais. Tai grįžtant prie sėkmės kūrimo, jeigu jūsų vaikas matote, kad jisai nėra gabus akademiniams rodikliams, gink Dieve, neverskit jo sėdėti 4 valandas prie namų darbų, o pastebėkime stiprią vaiko pusę. Galbūt jisai gabus muzikai. Atsiras žmonių, kurie klauso ir sako, ne, jis ir muzikai negabus. O gal sportui? Ne, jis ir sportui negabus. Galbūt jisai gabus žiūrėti kitus vaikus, prižiūrėti kitus vaikus. Tiesiog paieškoti kažkokią stiprybę, paieškoti kažkokią vaiko tą savybę, į kurią reikėtų investuoti ir už kurią galima būtų drąsinti. O galbūt jisai būtent tiesiog moka labai gerai išklausyti kitus ir sakyti, džiaugiuosi, gerai, tau nepavyko mokykloje gauti 8, 7, 10, o ką šiaip nuveikiai, ką naujo sužino. Jeigu pasakys, kad ten Petriukas Jonukas papasako, kaip jam skaudu, kaip tu reagavai. Jeigu pasakys, kad aš jį paaukočiau, tai labai reikėtų pasidžiaugti. Net ir paaugliams. Tiesiog atrasti vaiko stipriąją savybę, nepriklausomai nuo to, ar jinai yra akademinė, ar jinai yra namų ruošime, kad ir kaip bebūtų banalu, tačiau labai dažnai mes pamirštame padėkoti vaikui, pavyzdžiui, arba vyrui, netgi nebūtinai vaikui, už tai, kad išnešė šiukšles. Sakysi, to kam dėkoti, juk savaime suprantama, turi būti pareigos, ne, kažkokios. Bet aišku, tos pareigos yra, tik tai klausimas, ar nemaloniau, kai tau už tas pareigas padėkoja? Lygiai taip pat kaip moteriai, kuri sėdi namuose atostogose vaiko priežiūros, grįžęs namo vyras randa sutvarkytus namus. Negi kartais nesinori išgirsti padėką, kad, kaip malonu grįžti į sutvarkytus namus, ne? Mes ką dažnai girdime, kad motinos nieko nedaro namuose per visą dieną, tik vaiką prižiūri. Tai tas ir atsiranda per tą nenorą pamatyti sėkmę. Ir aš visą laiką galvoju, kad viskas ateina nuo mažų dienų, viskas ateina iš šeimos ir viskas ateina nuo mažų dienų. Jeigu mes nuo kūdikystės nemokėsime pamatyti sėkmę, niekada ne per vėlu tą pradėti daryti. Bet nereikia ignoruoti tų mažų žingsnelių. Užsirišo vaikas raištelį, pasidžiaugti. Padarė mazgą, dar neužsirišo, bet padarė mazgą, pasidžiaugti. Paauglystėje vienas nuėjo pirmą kartą su draugais į vakarėlį, jeigu tai yra nedrąsus vaikas, tai nepergyventi ir kaip tau blogai buvo, ašgi tau sakiau, kad tu nepritapsi. O pasidžiaugti, tu išdrįsai nueiti. Tiesiog išnešė vyras neparašytas šiukšles, pasidžiaugti. Grįžo vyras namo, pamatė, kad moteris langus išsivalė, pasidžiaugti. Tiesiog kiek įmanoma daugiau džiaugtis kasdieniškais dalykais visame kame ir vaikai ir paaugliai jaus tada tą sėkmės pojūtį šeimoje, matys, kad jie yra pastebėti už kiekvieną smulkmeną ir jiems nereikės tie kompiuterio tikrai. Ar lepinate savo vaikus ir kas jums yra lepinimas? Ar lepinam savo vaikus? Aš manau, kad taip. Aš manau, kad aš lepinu savo vaikus. Ypatingai pirmąją labai stipriai lepinu, antrąją gal mažiau laiko aš turiu tiek lepinimui, bet man lepinimas atrodo skirimas dėmesio vaikui. Man lepinimas atrodo vaiko atjautimas. Man lepinimas yra išgirsti vaiką, nepriklausomai nuo to, kad pas mus vyksta pasisėdėjimas draugų kompanijoje, ateina vaikas ir mama, tuo metu, kai mes šnekamės, visą laiką atsisukti ir paklausti į vaiką. Tai ką norėjai, neignoruoti vaiko ir išgirsti jo poreikius. Jeigu vaikas nori, tarkime, nueiti į biblioteką, kai aš tuo metu susiplanavusi nuvažiuoti nagų tvarkytis, tai man yra tiesiog lepinimas nepasakyti, kad negalim, nes aš važiuoju nagų tvarkytis, o susidėlioti kartu su vaiku, kaip mums čia išlaviruoti ir kur po ko važiuoti. Aš manau, kad didžiąją aš tikrai labai daug lepinau, mažąją truputėlį mažiau, nes dabar turi kas lepina, tai didžioji ją palepina. Bet taip, aš manau, kad reikia lepinti vaikus. Reikia skirti laiko dėmesio vaikams. Ir aš manau, kad yra klaidinga nuostata, kad vaikų lepinimas yra pirkimas visko, ko reikia ir ko nereikia vaiko. Nes daiktų turėjimas, jis nesąlygoja laimingo vaiko. Kaip bebūtų apmaudu, aš dirbu pati su paaugliais, dirbu gimnazijoje ir viena skaudžiausių tiesų, kad labai didelė dalis turtingų tėvų vaikų yra nelaimingi vaikai. Ir neduok Dieve iškviesi tėvus dar į konsultaciją, labai dažnai išgirsi tą frazę, taigi mes jam davėme viską,
sakau, o kiek jūs davėte dėmesio? Labai tokia skaudi tema iš tikrųjų, nes tėvai, aš galvoju, kad tai atėjo iš posovietinio laikotarpio, tuo metu, kai tėvai neturėjo finansinių galimybių, mūsų tėvai gal neturėjo finansinių galimybių, ne? Tada šitos kartos tėvai natūraliai nori savo vaikams duoti visko, ko jie neturėjo. Bet mes turėjom dėmesį, o mes auginam žmonės, kurie turi daug materialinių dalykų, bet mažai dėmesio. Turtingų tėvų vaikai labai dažnai iš tikrųjų skundžiasi dėmesio stoka. Ir palietus paauglių temą, norėčiau dar biškai grįžti prieš tai buvusio klausimo, kas įsiminė knygoje labiausiai, tai kas tikriausiai klausytojams turėtų būti aktualu ir kurie ne tą patį mini, jie labai dažnai tėvai supranta, kada ateina paauglystė. Jinai ateina, aišku, fizinė branda vaiko, galbūt truputėlį ir emociniai, tie klausimai, domėjimasis savimi, lytiškumo suvokimas, aš savęs tapatybės suvokimas, ne? Bet labai dažnai pamiršta pasidomėti, kada jinai baigėsi. O Kurienė teigia, savo knygoje teigia, kad baigėsi 24 metų, o pokalbėje su Kurienė jinai buvo pareiškus mintį, jog baigėsi 28 metų. Tai buvo iš tikrųjų atradimas galbūt netgi ir man. Pastebėjau tą dalyką, kad kuo toliau tuo jaunėja vaikai savo brandą, tačiau anksčiau prasideda, gal taip teisingiau pasakyti, anksčiau prasideda, bet kuo toliau tuo vėliau baigėsi. Tai vis tik kada baigėsi ta paauglystė, labai lengva nustatyti, kai pradedi bendrauti su vaiku. Aš turiu vieną, dabar jinai 11-okę mergaitę, savo mąstymų, aišku, jos gyvenimo tokia buvo istorija, kuri privertė ją subręsti anksčiau laiko, bet jos mąstymas, jos pasaulėžiūra, jos suvokimas į visus dalykus aplinkui esančius, jisai, dar suaugusiam tikrai kas antram iš jos mokytis, tai yra labai brandi 11-okė, o turiu ir aišku tokių aplinkoje žmonių, kur ir 40 metų žmonės dar neatranda savęs ir bando ieškoti, kas jie yra. Taigi vis tik atsakant į klausimą, tai kada baigėsi ta paauglystė, tada, kai žmogus atranda save. Jis atranda, kai jisai žino, ko jisai nori, kuo jisai nori būti, ką jisai siekia šitam gyvenime ir kai jis iš vis pradeda atrasti pats save. Dar kilo tokia mintis, kad viena pažįstama pasakė, jog labai nemėgsta būti tyloje. Labai nemėgsta, pas ją visą laiką būna darbė fonas, jai turi būti radijas visą laiką ir taip toliau ir panašiai. Pati dar toliau tęsdama tą pokalbį pratęsė ir sako mintį, kad jinai mėgsta apmastyti, būti su savo mintimis, bet nemėgsta būti tyloje. Tai aš galvoju, čia aišku matau du aspektus. Pirmas aspektas tai yra, kad jinai bando mane apgauti, kad jinai mėgsta būti su savimi, nes žmonės, kurie mėgsta būti su savimi, kurie nebijo savo minčių, jie mėgsta tylą. Ir jeigu aš tikrai noriu save pažinti, jeigu aš noriu analizuoti, interpretuoti ir iš savęs mokytis, pats iš savęs mokytis, tai tyla yra būtina. Reikia įsiklausyti savo mintis, kad pažinti save, tik tiek, kad tai yra labai sunku. Tai yra labai skaudu, labai dažnai sunku pripažinti savo negatyvą, sunku pripažinti, kad kažką turi, kas nuo tavęs nepriklausė. Čia jau į gilesnę analizę einant. Bet paaugliams taip toli gal nereikia keliauti, jiems užtenka suprasti, kas jie yra per asmenybės, atskirti save nuo šeimos. Ir šitoj vietoj labai toks svarbus akcentas, kad reikia ir šeimai atskirti save nuo paauglio. Kas irgi praktikoje dažnai yra girdima, kai ateina verkia mamos, koks ten, pavyzdžiui, sūnus arba dukra, nesvarbu, nesavarankiškas, nesimoko, neklauso, niekas jam neįdomu ir taip toliau ir panašiai. O kai pradedi kalbėtis, iš tikrųjų supranti, kad mama nenori, kad, ta prasme, aš pradedu klausti, o kas bus, jeigu jūs suprasit, kad jūsų vaikas užaugo? Ką jūs darysit, kai jūs suprasit, kad jūs likot su vyru dviese, nes vaikas pradėjo savo gyvenimą. Paauglystė tai yra jau individuali naujo gyvenimo pradžia ir naujos būsimos šeimos kūrimo pradžia, kai jisai suvokia, kas jisai, kokios yra jo vertybės, jisai pradeda ieškoti antros pusės. Atitinkamai, ne, ir savo profesijos kelią ir panašiai. Tada susimasto žmonės ir būna labai skaudu suvokti, kad labai dažnai tėvams sunku suvokti, kad reikia paleisti. Šiuo metu daug kalbama apie tai, jog reikia leisti vaikams ir ne tik jiems išreikšti savo jausmus.
Kaip jums sekasi šeimoje priimti vienas kitą su jo jausmais? Sunkiai. Tikrai nenoriu sakyti, kad tai yra lengvas darbas, nes tai yra beprotiškai sunkus darbas. Tai visų pirma yra beprotiškai sunkus suaugusiems žmonėms skirtas darbas, nes visų pirma tu turi susitvarkyti su savo emocija tam, kad tu galėtum priimti kito emociją. Ir man sesė yra gyvenime pasakiusi, kaip tau paprasta, tu viską taip ramiai reaguoji. Ir aš suprantu, kad lengva reaguoti ramiai, kai tau yra atostogos, kai tavęs visiškai nekvaršina, atsiprašau kalbininkų už tą žodį, jokie buitiniai reikalai, jokie finansiniai sunkumai, tada taip. Bet šiandien kasdienybė yra tokia, kad iš tiesų dauguma šeimų susiduria su vienokiom ar kitokiom problemomis, su iššūkiais ir susitvarkyti su savo emocija tam, kad sugebėtum priimti dar plus aplinkoje esančių žmonių, tai yra sunku. Vėlgi, čia tada pradedam galvoti, kas man svarbu. Ar man svarbu išauginti laimingą žmogų, ar man svarbu jaustis gerai čia ir dabar. Kaip mums sekasi priimti, pas mane šeimoje, mūsų šeimoje yra 4 asmenys ir kiekvienas žiūri skirtingo temperamento ir visokių emocijų išreiškimo lygių, kaip sakant. Mano vyras yra truputį uždaras, tas uždaresnis, jis laiko viską savyje. Vyresnioji dukra dabar jau bando adekvačiai išreikšti emocijas, tai aš ją visą laiką skatinu verkti ir kalbėtis, bet būtinai išsiverkti, jeigu to norisi, jeigu nesinori, tai kalbėtis ir labai daug kalbėtis. Jaunesnėlė dukra dar kol kas metinukė, bet jinai savo emocijos reiškia tik tai kojų tripsėjimų ir rankų mušimaisis. Na, o visą tą norint tenka atlaikyti. Tai tiesiog aš irgi lygiai taip pat stengiuosi parodyti savo šeimos nariams, kad ir aš nesu robotas, kad irgi turiu jausmus. Pagrindinis dalykas, kaip mes susitvarkome su jais, tai stengiamės kiek įmanoma kalbėtis. Ir nepriklausomai nuo to, kad mūsų tėtis dažniausiai tas kalbas nesileidžia, bet mes vis tiek kalbam, kad jisai bent jau žinotų, kaip mes jaučiamės, nes aš nemanau, kad verta keisti žmogaus, tiesiog mes priimam jį tokį, koks jis yra ir žinom jo būdą ir stengiamės prieiti kitu aspektu. Bet kalbant apie vaikus, tai aš manau, kad labai svarbu leisti jiems išreikšti emocijas. Tai yra pagrindinis dalykas. Nesivelti į kovą dėl valdžios, kas būna labai dažnai, ne? Tu man pasakyti, kad manęs nemyli, tai aš tada tau dar kažką padarysiu. Vaikai kartais iš pykčio pasako, mama, aš tavęs nemyliu, nes jie jaučiasi nesuprasti. Ne dėl to, kad nori skaudinti sąmoningai. Tai yra labai svarbu iš tikrųjų, kad vaikai galėtų išsikalbėti, jeigu neišsikalbėti, išsiverkti. Ir paradoksas, kad vaikai ateina namo labai dažnai, tiek paaugliai, tiek mokyklinio amžiaus ar darželinukai, jie ateina namo pervargę, jie ateina namo įsiaudrinę, visi įsijautrinę. Tėvai po darbų irgi tokie patys grįžta ir gaunasi labai didelis chaosas, tai aš visą laiką mokau, kad nereikia bijoti verkti, jeigu nematai kitos išeities. Tarkim, darželėje tenka girdėti, jog kartais auklėtojos pasako, jog dideli vaikai neverkia. Dar didžiausia klaida, kurią daro jaunos mamos su mažiukais berniukais, kad tikrai vyrai neverkia. Nežinau, gal aš ir neteisi, bet mano asmeninė nuomonė yra tokia, kad būtina verkti, būtina išlieti emociją. Kai vyresniam amžiuje galima atrasti kitokių būdų, galima nukreipti, jeigu vyrai neverkia, tai galima tiesiog nupirkti bokso kriaušę, jeigu leidžia galimybės, ne? Pakabinti ir pasakyti, kai tau liūdna, kai tau pikta, boksuok į kriaušę. Galima su mažais vaikais nukreipti tą, tarkim, smurto atveju, tą nepasitenkinimą į pagalbės, kad nesusižeistų nei pats, nei kito, nesužeistų vaikas, ne? Didesnių to tarpinio amžiaus, darželinio amžiaus, pirmoko, antroko, pradinukų amžiaus tarpsnyje aš siūlau tikrai nesakyti, kad dideli vaikai neverkia, o leisti verkti. Ir visą laiką rekomenduoju leisti išjausti ir pačiai prie vaiko verkti, kad parodyti, jog tu esi žmogus ir kad ir dideli žmonės verkia, kad jokių būdų neužsisklęstų vaikas. Nes tai yra blogiausia, kas gali nutikti šitam gyvenime, tai gali vaikas užsisklęsti savyje.
Arba suaugęs, tai lygiai taip pat, ne? Jau link paauglystės, jau galima, tarkim, nežinau, kiekvienas atranda savo kažkokią emocijos išreiškimo būdą, bet tokių keletą pavyzdžių tvarkymasis. Yra tikrai žmonių, kurie, kai blogai jaučiasi, pradeda tvarkyti kažką namus ar kažką. Kitas piešia, trečias, nežinau, dainuoja užsidaręs. Elementariai dar vienas iš būdų, jeigu jau visiškai neatrandat galimybių, parašyti kažkokį laišką. Tiesiog rašyti viską, ką galvojat, parašyti ir po to, jeigu bijot, kad gali kažkas iš artimųjų surasti, jį sudeginti arba suplėšyti, sunaikinti. Bet jokių būdų nelaikyti emocijų savyje. Ar esate tobula mama? Ar reikia būti tobulai, kad vaikas būtų laimingas? Oi, gink Dieve, tikrai nesu tobula mama ir nežinau, visą laiką svajojau būti tobula mama, bet aš matau, kad man kartais būna beprotiškai sunku būti gera mama. Tai jau dabar apie tobulumą nesvajoju. Ar reikia būti tobulai, kad vaikas būtų laimingas? Visą gyvenimą mus mokė tobulumo. Mane mokė tobulumo visame kame. Vyresnė sesė buvo pavyzdys, kaip jinai viską susitvarko, natūralu, kad man norėjosi būti tokia kaip jinai ir dar geresnė. Šiaip iš esmės esu tokia perfekcionistė. Iš savęs tai labai visą laiką siekiu tobulumo visame kame, bet aš supratau, kad besiekdama tobulumo, čia vėlgi pirmas eksperimentinis mano vaikas, atsiprašau už tą išsireiškimą, bet taip yra, jai teko patirti mano tas visas emocijas, tai kai aš siekiau būti jai tobula, aš supratau, kad aš didelę dalį praleidžiu jos vaikystės, besiekdama būti tobula. Tai vėlgi ir tos pačios Kurienės knygoje yra parašyta, kad tobulumo mums nereikia, tam, kad vaikas būtų laimingas, užtenka pakankamai geros mamos ir tėčio. Tobulų tėvų nereikia. Nesistengiu, jau dabar nesistengiu, tiesiog stengiuosi būti kiek įmanoma mažiau, stengiuosi kiek įmanoma mažiau pasiduoti socialiniam spaudimui visais klausimais ir būti savimi ir vaiką auginti taip, kaip aš įsivaizduoju, kad yra teisingiausia. Dėkoju už pokalbį. Girdėjote pokalbį su Dauniškio gimnazijos psichologe Agne Vaiciukevičiene. Tikiuosi, laiką besiklausydami radio laidos stotelė biblioteka praleidote turiningai. Laida kartojama šeštadieniais 14 val. Su jumis šiandien buvo Vaida, linkiu gražios ir turiningos likusios savaitės. Iki kito trečiadienio. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, neatrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 val. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 val. Stotelė biblioteka.